Sveiki kanalo žiūrovai, komentatoriai, pagaliau ilgai lauktas epizodas. Vėl mes garaže, nors už vartų jau pavasaris, bet mes esam čia užstrigę, kaip minimum, kol įdėsim priekinį stiklą. Ir įdėjus priekinį stiklą jau kaip ir galima būtų varyti automobilį į lauką ir galbūt kažkokius darbus tęsti lauke, kieme. Laikas prisiminti, ką mes matėm praeitam epizode. Tai kuo baigėsi praeitas epizodas? Dirbom su kebuliniais darbais čionai. Kas žiūri šortus, tai jau matė rezultatą galutinį. Kas nematė, tai užeikit į šortų sekciją. Pasižiūrėkit būtinai šortus. Pažiūrėkit, ar patinka, paspauskit patinka, nepatinka, pakomentuokit, ar daryti tokį formatą, ar nedaryti. Ten aš bandau ilgą istoriją sutalpinti į 60 sekundžių, būna koncentruota ir ganėtinai įdomu. Praeitas epizodas baigėsi tuo, kad gruntavom šitą dalį aplink priekinį langą. Po gruntavimo pagal planą turėjau paglaistyti kažkokius tai defektus ir pradėti dažymą, bet užsuko čia senas bičiulis ir aišku subscriberis man į pagalbą ir sako, nėra čia kažką pakliuot. Nu tai galvoju, gal ir nėra čia kažką pakliuot, tai yra šiokių tokių defektėlių. Vos matomi tokie netobulumai, bet jie tikrai yra. Čia šortuose vienas komentatorius labai pyko, kad čia liko skylė. Nežinau tik tai, ar apie šitą skylę kalbėjo, kur virinau ir tiesiog tam filmukė nesimato, kaip baigiu iki galo užvirint, ar šitą skylę turiu omeny. Tai dabar tą progą paaiškinsiu, kad nebūtų neaiškumų. Čia yra pilnai užvirinta ir čia niekas nešpakliuota, čia nėra nei gramo glaisto, čia viskas yra gruntas ir dažai ir lakas ant viršaus. Šita skylė yra gamyklinė, yra čia tokia ir čia. Tai kas žiūri serijas, tai tą žino. Tiesiog sušiaušiau tą išdžiūvusi gruntą, paruošiau dažymui, kartu bendrom jėgom užmaskavom viską, kas netyčia gali nusidažyti. Čia buvo mano užduotis uždengti, kaip matot, dabar langų valytuvų rankinėlė yra kėbulų spalvos. Kažką sugalvosim, nieko tokio. Toliau ėmiau dažyti, dažiau purškiamais dažais iš balionėlio. Man atrodo, apie 17 eurų tas balionėlis kainavo ir vat šitai siaurai detaliai vos užteko jo. Dažiau 2-3 sluoksniais, tada truputį padžiuvo ir nulakavau. Toks rezultatas nulakavus. Visai sklandžiai vyko lakavimas, nepridariau jokių kliurkų. Matosi, kur paruošimas blogas, šiek tiek išdžiūvus prasėdus labiau matysis, bet rezultatas šiaip tai sakyčiau 8-tukui. Nulakuoti gavosi, manau, visai neblogai. Yra čia tų visokių defektėlių ir dabar tokia dilema, ką daryti su šita detale. Spalva, kam įdomu, kažkurio kampu šiek tiek skiriasi, galbūt dėl šviežumo spalvos. Šiaip atitaikė dažų maišytojai, manau, visai neblogai, kaip tokiai mašinai, tai viskas puiku. Tai čia yra šiokių tokių nelygumų. Ir jie visai kitokie nelygumai negu ant kėbulo. Tai aš čia norėjau gražiai sušveisti ir nupoliruoti. Paskui jau įdėti valytuvus, nes dabar jie trukdytų. Bet vėlgi Deividas sako, viskas čia normaliai, nieko nedaryk. Tai jeigu spėsit, pakomentuokit. Ar paliekam čia taip ir tebūnie kaip yra, ar pabandom čia kažką padaryti tobuliau, bet tai labai stipriai skirsis nuo viso kėbulo. Tai
Tai dažymas visai pavyko neblogai. Džiūna jau čia, nežinau, 2 savaitės, man atrodo, šiandien. Tai viskas jau sukietėjo, sudžiuvo ir galima būtų poliruoti. Bet šiandien mes to nedarysim, mes darysim visai kitą dalyką. Grįšim atgal į saloną. Noriu pradėti surinkinėti saloną nuo galo, taip kaip ir planavau. Vanelė truputį dar palauks. Tai dabar atsilaisvinu viską, kas yra čia. Pradedu dėti paminkštinimą po kilimų. Kilimai jau yra išvalyti, kaip sekėsi valyti kilimus. Žiūrim dabar. Nors ir tie kilimai yra trumpo plauko, ganėtinai tokie pigus, ekonomiški, bet savyje gali laikyti tikrai neįtikėtiną kiekį smėlio. Siurbiau, purčiau, ploviau plaunančių siurblių, ploviau aukštų slėgių, bet juose vis tiek dar yra daug smėlio. Žiūrėsim, kas ten gavosi, galbūt dar čia mašinai paskui siurbiant kažkiek išsisiurbs to smėlio, jo nesimato, bet papurtai byra. Tai nemažai darbo ten tos kilimus sudėta. Tada dėsiu ir galinę sėdynę. Valiau namuose, užtrukau ilgai, labai purvina buvo ne tik senas purvas, bet manau ir visokių riebalų, ten galbūt tepalo dėmės ir panašiai, tai labai daug kartų reikėjo kartoti. Nesigavo idealiai dėja, bet manau, kad visai pagal mašinos būklę tos sėdynės visai neblogos. Ir su sėdynė vėlgi tas pats, kaip ir planavau. Sukomplektavau vieną sėdynę iš 2 automobilių. Tai sėdimoji dalis yra nupirkta iš donoro, o atlošas yra nuo šito automobilio, nes atlošas buvo geresnės būklės. Vos nepamiršau. Pradėjau rinkti daiktus čia iš salono, kad pasiruošti darbui. Ir pamiršau papasakot, ką jūs praleidot, ko aš nenufilmavau. Pabandysiu dabar prisiminti. Tai kai buvau pirkti detalių praeitam epizode, tai nusipirkau šitas gumas. Tikrai neblogos būklės, jas pakeičiau. Nieko sudėtingo, patiko, džiaugiuosi. Toliau. Kažkada tai prieš kelis mėnesius AliExpress'e užsisakinėjau visokias smulkmenas, tai užsisakiau tokių detalių, net nežinau nuo kojos ir ką su jom daryti ir ar man jų reikės, bet buvo parašyta, kad tinka antram golfui, užsisakiau ir ką. Čia prieš dažant pradėjom viską ardyti, kad nenudažyti, ko nereikia. Ir žiūriu, čia tokių plastmasių reikės, ir aš jų turiu. Va, visokio velnio turiu. Tai kainavo porą eurų ir gražiai užsidės čia, viskas bus super. Toliau, tai tas gumas abiejose pusėse padariau. Viskas čia taip gražiai prigunda, viskas puiku. Neatsimenu, pečių įdėjau, rodžiau ir nerodžiau. Pečius įdėtas, ten perinktas. Viskas
tvarkoj, motoriukas įdėtas su naujų rezistorium. Pajungiau troselius reguliavimo, lyg ir nieko nesupainiau, bet nesu tikras, eigoje pamatysim. Šitas buvo sugraužtas pelių, įdėjau naują, gamykliškai su kažkokiu paralonu, tenai sandarinasi šitas dalykas, man tas nelabai patiko, tai turėjau čia tokį nusipirkęs kažkada irgi iš kiniečių užsisakiau, tokia, nežinau kaip vadinasi, šildai su fenu, suminkštėja ir gerai limpa. Tai vat tokiu padariau, manau, kad tikrai bus sandarų, gražu ir puiku. Labai senai gavau patarimą, kad per lempas bėga vanduo. Tai užsandarinau su irgi sandarinimo tokia juosta paraloninė lipne tuos žibintus, vieną ir kitą. Abudu užsandarinti, įdėjau bagažinės gumą ir šitą plastiką gavau. Jisai nėra gražus, jis nėra idealus, bet aš girdėjau, kad jos sunku gauti. Tai aš kaip pamačiau, tai ir nusipirkau. Įsidėjau, aš jau galvau, kad reikės tokį kilimą kažkokį. Tai paimti ir priklijuoti ir bus gražu, kad nebūtų plikas metalas, bet gavau aš tą originalią plasmasę, tai įdėjau. Prašom. Šitą dalyką gal 2 mėnesius vežiau į garažą. Vis planavau, kad čia į tą laikiklį turi įsidėta vaistinėlė. Jis buvo pas mane sandėliukė namie. Tai 2 mėnesius vežiau, kol galų gale suradau ir atsivežiau. Tai va, dar kažkokių ten plasmasių esu nupirkęs. Bet čia eigoje jų prireiks. Ten diržai saugos ir panašiai. Va, šitie, žiūrėkit, kas atsitiko. Truputį supelijo diržas. Reikės išvalyti. Važiuojam, nes reikia kažką daryti, nes golfas dar nebaigtas, o aš jau sugalvojau, kokią kitą mašiną noriu nusipirkti. Tai va, gerai, čiau. Kita diena, kiti reikalai. Tokios štai naujienos. Įdėjau sėdynę. Atrodo, ne visai šauniai. Kažkokių tai ten labai pastebimų dėmių nėra. Vienas kitas galbūt kažkoks nuansėlis. Dienos šviesoj ant saulės galbūt matysis kažkas, galbūt ir ne. Toliau. Planavau įdėti galinį kilimą, bet taip gavosi, kad įdėjau abudu. Supelijęs vairas ir abu kilimai jau automobilyje. Tai, kaip sakiau, čia dar yra tos meliuko. Buvau ir įdėjęs apdailas šitas, ne durų, bet šitų vietų keleivių. Tai viena įdėta, o kita jau išimta. Dėl to, kad dėka mano nuolatinio patarėjo Tautvydo sužinojau, kodėl man jos blogai užsidėjo. Tos apdailos yra, kaip ir viskas šitam golfe, prasčiausios komplektacijos. Čia yra kažkokios kartoninės apdailos, kitas ten yra iš normalesnės medžiagos. Žodžiu, tos kartonas toksai minkštas, atsisluoksniavęs. Čia po lango guma yra 3 fiksatoriai. Kai dedu tą apdailą, jinai turi palysti po guma, bet užlipti ant to fiksatoriaus ir paskui nusileisti žemyn. Ir taip jisai 3 vietose laikysis viršuje. Man nepavyko jų užfiksuoti taip kaip reikia, dėl to, kad ta medžiaga, jinai atsisluoksniavus, yra per minkšta ir neklauso. Mano planas yra čia panaudoti epoksidinę dervą. Su epoksidinė derva aš išmirkysiu šitą medžiagą. Jinai taps kietesnė, tikriausiai įsidės ir laikysis jau tada normaliai. Pagal planą, uždėjus tas apdailas, pereisiu tikriausiai jau prie pačios panelės. Baigsiu pečiuko ortakius surinkti,
sudėliosiu ortakius ir bandysiu jungti panelį, ten visus laidus vedžiot. Sudėsiu, prisuksiu, tada centrinę konsolę. Ir kaip ir daugmaž salone bus pabaiga, neskaitant šitų durų apdailų. Uždėjau slenksčio apdailas. Vėl iš 4 galėjau rinktis, esu nusipirkęs atsarginių, tai iš 4 išsirinkau 2 geriausias. Dėjau jas, įdėjau naujus fiksatorius, kur trūko iš vatos dėžutės. Liko varžtus prisukti vienoje ir kitoje pusėje. Ir dėjau geros būklės durų sandarinimo gumas. Vėlgi, čia visai neblogai viskas atrodo. Duris vėliau reikės sureguliuoti, nes taip paprastai neužsidaro, reikia ir stipriai trenkti, ir dar prilaikyti su ranka. O, taip užsidarė. Šį čia nespėjot pakomentuoti. Įdėjau valytuvų mechanizmą. Prisukau. Jungti supurškiau kažkokią tokią priemonę, nes ten būna drėgmės. Tai eigoje viską, ką atjunginėsiu ir sujunginėsiu elektros dalyje, visokias tokias vietas, visur reikės panaudoti tą priemonę, kad drėgmė neturėtų kažkokios neigiamos įtakos šitam automobiliui. Nes drėgmė šitam automobiliui jau padarė pakankamai neigiamos įtakos. Taigi, su salonu ką darysim, kaip ir aišku. Vis pamirštu iš panelės išsiimti garsiakalbius. Ten panelė. Iš panelės reikia išsiimti garsiakalbius. Užsisakyti normalius kažkokius nusipirkti, nes tie tikrai bus suplyšę, neveikiantis. Ir jų keitimas ten ganėtinai sudėtingas, tai kol nėra stiklo, tai reikia juos nepamiršti pakeisti. Ir salone daugmaž pagrindiniai darbai bus baigti. Liks tik tai smulkmenos, kurios galės būti padarytos bet kada vėliau. Tai tada jau dėsim priekinį langą. Tada tikriausiai taisysim variklio situaciją. Po variklio bus turbūt pakaba stabdžiai. Tai šito galbūt net pats nedarysiu, nuvešiu kam nors, kas moka efektyviai ir greitai tą padaryti ir teisingai. To labiau, kad reikės suvedimą padaryti ten ir panašiai. Tai planas būtų toks. Reikalų dar su juo daug, bet kaip ir sakiau, norėčiau artimoj ateityje jį galbūt jau iš garažo išsitraukti, atsivaryti prie namų, kur galima bus visokias smulkmenytės daryti ir nereikės važiuoti į garažą. Įrankių dėžė. Čia ir pagal rekomendacijas, ir savo nuožiūrą kažką po truputį kraunu. Bet galvoju, kad ta dėžė, tokia didoka, ar ne? O kaip manot, kokie šansai tilpti į tokią dėžę? Ar galima susidėti visus būtiniausius įrankius į tokią dėžutę? Žymiai kompaktiškesnė. Ką manot? Parašykit komentaruose. Galbūt bandom į šitą komplektuoti. Tai taip ir pabaigiam epizodą. Ačiū, kad pažiūrėjote iki galo. Kam patiko, paspauskit, kad patiko. Kam nepatiko, spauskit nepatiko. Komentaruose parašykit savo nuomonę. Ir pasimatysim kitame epizode, kuris nebūtinai bus apie šitą golfą.